Sveiki, esu Daina Kliaugaitė, mokslininkė, besidarbuojanti buvio ciklo vertinimo srityje, taip pat besidominti kitais darnaus vystymosi klausimais. Ir Kaune 8 forto erdvėje, kur yra įsikūrę iniciatyvos Šilainių sodai edukacinės pakeltos lysvės, aš atlikau šios veiklos buvio ciklo vertinimą bei pristatysiu tyrimo rezultatus. Šio tyrimo tikslas buvo kiekybiškai įvertinti daržininkystės pakeltose lysvėse veiklos poveikį aplinkai iš buvio ciklo perspektyvos. Na ir pagrindiniai uždaviniai buvo išsiaiškinti veiklos neigiamo poveikio aplinkai aspektus, tai yra karštuosius taškus, tai yra kurios veiklos, procesai ir naudojamos medžiagos turi didžiausią poveikį aplinkai. Rezultatus palyginti su kitais miesto daržininkystės ir tradicinės žemdirbystės tyrimų rezultatais, taip pat identifikuoti ne tik neigiamą poveikį aplinkai, tačiau ir teigiamą indėlį. Taip pat apibendrinti rezultatus ir pateikti rekomendacijas. Trumpai apie pačią buvio ciklo vertinimo metodiką. Ši metodika kol kas laikoma yra viena kaip veiksmingiausių metodų kiekybiškai vertinti poveikį aplinkai atsižvelgiant į visą produkto buvio ciklą. Tai reiškia, mūsų atveju, jei yra vertinamas ūkio objektas ar ūkio produktas, mes atsižvelgiame ne tik į ūkį ar sode vykdomą veiklą, bet ir prieš ūkį ir po ūkio vykdomą veiklą. Tai žiūrint anglišką terminą, šią perspektyvą apibūdinti, tai yra naudojamas terminas cradle to grave, kas reiškia, kad mes poveikį aplinkai vertinam nuo žaliavų išgavimo per visą buvio ciklą iki pat atliekų sutvarkymo. Tai kaipgi yra vertinamas poveikis aplinkai buvio cikle? Tai pirmiausia yra surenkami inventoriniai duomenys kiekviename iš buvio ciklo etapų apie juose naudojamus išteklių žaliavas bei išsiskiriančias emisijas ar susidarančias atliekas. Tuomet šie inventoriniai duomenys mokslinių metodų pagalba yra konvertuojami į poveikius aplinkai, tokius kaip jau gerai žinoma klimato kaitos potencialą, gali būti ir kiti poveikiai, kaip ozono sluoksnio nykimas, eutrofikacija ir panašiai. Ir tokiu būdu mes turime kiekybinę poveikio aplinkai išraišką per šiuos poveikio aplinkai indikatorius. Pagal standartizuotą buvio ciklo vertinimo metodiką buvio ciklo vertinimas apima 4 pagrindinius etapus. Tai tyrimo tikslų ir apimties apibrėžimas, inventorinė analizė, poveikio aplinkai vertinimas ir interpretavimas. Tai kaip ir jau minėjau, tyrimo objektas, kur buvo atliktas buvio ciklo vertinimas, yra įsikūręs Kaune, Šilainių mikrorajone ir tai yra pakeltų lysvių erdvė. Visa Kauno tvirtovės parko 8 forto teritorija užima gana didelį plotą, apie 100 000 kvadratinių metrų. Ir būtent viena iš to ploto dalių, nedidelių erdvių šiame didžiuliame plote, yra ir įsikūrusi edukacinių lysvių erdvė, kur pakeltose lysvėse 250 kvadratinių metrų plotyje ne tik auginamos daržovės, vaistiniai augalai, gėlės, tačiau ir vykdoma edukacinė veikla, skirta bioįvairovės pažinimui, ryšio su gamta kūrimui. Taip pat yra aktyvus vietos bendruomenės dalyvavimas ir įsitraukimas. Prieš pradedant rinkti inventorinius duomenis ir vertinti poveikį aplinkai, buvio cikle yra svarbu nusistatyti funkcinį vienetą, tai yra atskaitos kiekį, kuriam ir bus renkami inventoriniai duomenys, visi srautai ir taip pat vertinamas poveikis aplinkai. Tai šiuo atveju tyrimo poveikis aplinkai buvo vertinamas ir duomenys renkami
vieno sezono užaugintam derliui kilogramais ir taip pat poveikis perskaičiuojamas į funkcinį vienetą vienam kilogramui derliaus arba į poveikį išreikštą ploto vienetu, tai yra vienam kvadratui nuo viso pakelto lysvio ploto, kuris yra 30 kvadratinių metrų, arba poveikis aplinkai vienam kvadratui nuo viso pakelto lysvio šienaujamo ploto, kuris yra 250 kvadratinių metrų. Taip pat yra labai svarbu nusistatyti būvio ciklo vertinimo ribas. Kaip minėjau, paprastai poveikis aplinkai būvio ciklo požiūriu yra vertinamas pilnai visam būvio cikle. Bet dažnai priklausomai nuo to, koks yra tyrimų tikslas, uždaviniai ir kokia pačių duomenų apimtis, yra nusistatomos būvio ciklo vertinimo ribos dalinės, tai yra neįmamas visas pilnas būvio ciklas. Ir šiuo atveju mes vertinome ir apėmėm ribas, tai yra veiklą prieš daržininkystę ir pačią veiklą pakeltose lysvėse. Veikla po daržininkystės, tai yra užauginto maisto tiekimas į namų ūkius ir vartojimas bei maisto atliekų galutinis tvarkymas, buvo tik dalinai įtrauktas ir daugiau būtent pervertinant per išorės procesus, kaip išvengta poveikį aplinkai. Tai išvengtas poveikis aplinkai, tai išoriniai procesai, tai laikome, kad jie gali pasireikšti bet kurioje būvio ciklo vietoje. Ir tai yra antrinių žaliavų bei atliekų iš namų ūkių panaudojimo procesai, antrinis kartono panaudojimas, taip pat išvengtas pakuočių ir transportavimo poveikis. Duomenys buvo renkami 5 metų Šilainių sodo pakeltų lysvių veiklos laikotarpiui nuo 2019 metų iki 2023. Duomenims rinkti buvo naudojami ankstesni veiklos įrašai, tiesioginiai matavimai, interviu ir apklausa su bendruomenės nariais. Ir duomenys atspindi vienus daržininkavimo metus pakeltose lysvėse. Tam, kad būtų lengviau ir duomenys rinkti ir paskui juos analizuoti, jie buvo suskirstyti į tam tikras kategorijas. Tai yra užaugintas maistas, sėklos sodinukai, naudojamas substratas, tręšimo komponentai, vanduo, drėkinimas, infrastruktūra ir išvengtas biologinių atliekų kiekis ar kito pobūdžio išvengtas poveikis. Pirminiai duomenys, kurie buvo surinkti, reikalavo dar nemažai analizės ir duomenų apdorojimo, kad galėtų būti pritaikyti modeliavimui su kompiuterinė programa. Šioje lentelėje jau matome apdorotus ir apibendrintus duomenis. Tai pirmiausia, kas buvo aktualu, tai apskaičiuoti užaugintą pakeltose lysvėse derliaus kiekį. Čia buvo auginamos įvairios daržovės, pomidorai, agurkai, paprikos, cukinijos, bulvės, nemažai lapinių daržovių, salotos, lapiniai, kopūstai, burokėliai, taip pat prieskoniniai žalumynai, žolelės. Taip pat buvo auginami ir nevalgomi vienmečiai, daugiamečiai augalai, tai gėlės, tačiau jos sudarė tikrai nedidelę visos išaugintos biomasės dalį, apie 5–6%. Ir buvo gauta, kad vidutinis 2020–2023 metų derlius pakeltose lysvėse yra 277 kg,
2023 metais derlius yra 263 kg. Jeigu skaičiuojant vidutinę išeigą kvadratiniui metrui, gavome apie 11 kg į kvadratinį metrą. Analizuojant literatūros šaltinius ir lyginant, kiek miesto ūkyje galimai yra išauginamas derliaus kiekis, tai yra pristatoma, kad atvirose dirvožemio įrengtose sistemose vidutinis derliaus kiekis siekia 5-7 kg į kvadratinį metrą, tai mūsų atveju yra skaičius didesnis, tačiau lygiai taip pat literatūroje yra užsimenama, kad pakeltoms lysvėms yra būdingas didesnis derlius, dėl to, kad pakeltose lysvėse yra sąlyginai geresnis šilumos išlaikymas, drėgmės ir tuo pačiu geresnis medžiagų panaudojimas. Kokie buvo naudojami buvio ciklo poveikio vertinimo metodai? Tai buvo naudojami pagrinde 2 metodai. Tai yra klimato kaitos potencialo įvertinimui buvo naudojama tarpvalstybinės klimato kaitos komisijos metodas ir poveikis klimato kaitai apskaičiuojamas kilogramais CO2 ekvivalentais. Ir buvo naudojamas recipe midpoint metodas, kuris apima jau 18 poveikio aplinkai kategorijų, įskaitant ir klimato kaitos potencialą. Ir jau inventorinės analizės srautai šiuo atveju konvertuojami į 18 poveikio aplinkai kategorijų. Ir buvo gauti buvio ciklo vertinimo rezultatai. Tai apskaičiavus klimato kaitos potencialą 2023 metais pakeltose lysvėse išaugintam derliui buvo gauta, kad 1 kg derliaus sugeneruoja 0,068 kg CO2 ekvivalento. Jei vertintume klimato kaitos emisijas visam derliaus kiekiui užaugintam per metus, tai yra 263 kg, tai gautume apie 18 kg CO2 ekvivalento. Atitinkamai pagal ploto vienetą išskaičiuotas poveikis yra 0,6 kg CO2 ekvivalento, jei skaičiuojam tik užsodintą pakeltų lysvių plotą, ir 0,07 kg CO2 ekvivalento, jei skaičiuojant visą edukacinių lysvių plotą. Šilainių sodų veiklos poveikis klimato kaitai gautas sąlyginai mažas, lyginant su kitų autorių atliktais tyrimais. Ir moksliniuose literatūros šaltiniuose nurodoma, kad klimato kaitos poveikio miestų žemės ūkiuose galima tikėtis nuo 0,02 iki 5,5 CO2 kilogramų ekvivalentų iš derliaus per metus. Tačiau taip pat ir pabrėžiame, kad šis poveikis labai priklauso nuo pačios sistemos tipo savybių, vykdomos veiklos ir funkcijų bei dydžio. Pavyzdžiui, komercinės paskirties ir uždarų sistemų žemės ūkio veiklos poveikis klimato kaitai yra paprastai daug didesnis nei nekomercinės veiklos ir atviros veiklos sistemų. Aišku, mažiausia poveikį klimato kaitai darančios sistemos, tai dažniausiai skaičiuojama iki 2 kg CO2 ekvivalento, yra tos, kurios apskritai nėra
pasirengusios konkuruoti su įprastiniu žemės ūkiu ir neturi šiam tikslo, kad tiesiog pakeistų įprastinį žemės ūkį ir veiksmingai aprūpinti maistu. Ir, o lyginant su gautą rezultatą su įprastinė žemės ūkio veikla ir poveikiu klimato kaitai, tai mokslinėje literatūroje daromos išvados, kad iš esmės vienareikšmiškai pasakyti, kad miesto žemės ūkis yra tvaresnis lyginant su įprastinė žemdirbystė, mes vienareikšmiškai negalim, nes tai labai priklauso nuo pačios auginimo praktikos ir kokios kultūros auginamos. Tačiau bendros tyrimų tendencijos rodo, kad daugeliu atveju miesto žemės ūkio poveikis gali būti net labai panašus į įprastinės žemdirbystės poveikį, jei tai yra veikla susijusi su komercinė veikla ir paskirtimi. Šiame grafike yra pristatomas bendras veiklos poveikis klimato kaitai ir atskirų procesų kategorijų indėlis į bendrą klimato kaitos poveikį. Tai kaip matome, didžiausias poveikis yra susijęs su substrato naudojimu 53%, antroje vietoje plėvelės naudojimas, įskaitant galutinį atliekų sutvarkymą, deginimą 18%, medienos pakeltoms lysvėms naudojimo indėlis į klimato kaitą yra 13%, granuliuoto vištų mėšlo poveikis 8%, o medienos konservanto indėlis į klimato kaitą sudaro 4%. Taigi, ką matome iš rezultatų, sąlyginai didelis atvežtinio substrato gamybos poveikis yra kompensuojamas vietoje gaminamo komposto iš surinktų žalių atliekų ir gyventojų virtuvės organinių atliekų. Ir iš esmės tą poveikį neutralizuoja. Dėl vietoje susidariusio ir naudojamo komposto skaičiuojamas išvengtas poveikis gal yra minus 54%. Iš esmės ir kitų autorių tyrimai patvirtina panašų rodiklį. Pavyzdžiui, viename tyrime 6 kompostą naudojančiuose ūkiuose poveikis klimato kaitai buvo vertinamas ir buvo nustatyta, kad jis sumažėjo vidutiniškai 45%. Dar svarbu paminėti kartono antrinio naudojimo išvengtą poveikį, kuris taip pat yra pakankamai reikšmingas, sudaro minus 8%. Vertinant poveikį aplinkai kitų metodų, Recipe, Midpoint ir kitose kategorijose yra gautas santykinis poveikis aplinkai. Ir kaip matyti, substrato gamybos ir naudojimo poveikis dominuoja beveik visose poveikio aplinkai kategorijose, mėlyna spalva. Įdomu tai, kad išvengtas poveikis dėl žalių ir virtuvės atliekų kompostavimo žymus ne tik klimato kaitos kategorijoje, bet sumažinamas ir ozono sluoksnio retėjimas bei gėlo vandens, sausumos toksiškumas ir toksiškumas žmogui. Iš esmės paaiškinama gali būti tuo, kad naudojant vietos kompostą mes išvengiam sintetinių mineralinių trąšų naudojimo ir tuo pačiu išvengiama ir trąšų gamybos ir jos metu susidarančių ir į aplinką patenkančių pavojingų medžiagų. Antrasis pagal dydį jonizuojančios spinduliuotės, kietų dalelių susidarimo ir gėlo vandens eutrofikacijos poveikis šaltinis yra medienos pakeltoms lysvėms naudojimas. Taigi, jeigu daugiau panagrinėjant
poveikio aplinkai reikšmingus aspektus, tai pirmiausia, kaip substrato naudojimą ir paieškant galimybių, kaip būtų galima sumažinti poveikį aplinkai šio aspekto. Tai pirmiausia buvo nustatytas, kad didžiausią poveikį sukeliantis elementas substrate yra durpių naudojimas. Todėl, norint sumažinti klimato kaitos emisijų kiekį, naudojant substratą, yra rekomenduojama kuo mažiau dėti durpių, nors tam, kad būtų efektyvus derliaus auginimas, durpių reikėtų vis tiek įdėti. Tačiau rekomenduojama jį minimizuoti ir kuo daugiau dėti vietinio gamybos komposto iš bioatliekų. Taip pat yra tokia nuomonė, kad daržo substratą labai pagerina bioanglies naudojimas, kurios pagalba žymiai yra pagerinamos dirvožemio savybės ir apskritai bioanglies gyvavimo poveikis deklaruojamas yra kaip minusinis, tai yra dėl išvengto medienos deginimo. Dėl plastikinės plėvelės naudojimo ir jos poveikio mažinimo, tai iš esmės plėvelė atlieka svarbią funkciją. Jie apsaugo medieną, sulaiko drėgmę, todėl atsisakyti plėvelės naudojimo nerekomenduojama. Tačiau poveikis aplinkai, klimato kaitai gali būti sumažintas, pavyzdžiui, naudojant plėvelę iš perdirbtų medžiagų, antrinių žaliavų. Aišku, reikėtų atkreipti dėmesį, kad plėvelė neturėtų kenksmingų medžiagų ir būtų deklaruojama, kad ji skirta daržui ir gali liesti su dirvožeme, kuriame auginamas maistas ir maistui skirtos kultūros. Kalbant apie medienos poveikį aplinkai, jis taip pat yra priskiriamas prie reikšmingesnių poveikių šioje veikloje, nes ir galime laikyti, kad tai yra vienas pagrindinių infrastruktūros elementų pakeltose lysvėse. Ir medienos apdorojimui, supjovimui, transportavimui, naudojamos medžiagos, energija, kas ir lemia šį poveikį aplinkai. Yra apskaičiuota, kad būtent pakeltoms lysvėms šiuo atveju yra naudojama apie 1,5 kubo medienos. Tačiau iš kitos pusės yra ilgalaikis medienos naudojimas, yra priskiriamas prie ilgalaikių organinės kilmės produktų naudojimų ir kaip laikomas kaip gerąją praktiką. Ūkininkavimo praktika dėl anglies kaupimo, nes iš esmės medienoje yra sukaupta daug CO2 emisijų ir šiuo atveju buvo paskaičiuota būtent CO2 emisijos su sugertimi. Tai buvo gauta, kad būtent mūsų naudojamam kiekyje pakeltose lysvėse medienų sugerti sudaro apie 134 kg CO2 ekvivalentų. Na, o medienos naudojimo konservanto gerilitis poveikis klimato kaitai sąlyginai nėra didelis. Tačiau pagal medžiagos naudojimo duomenų lapą tai yra 8 tipo biocidinis produktas. Ir yra nurodoma, kad jis nėra tinkamas medienai, kuris tiesiogiai liečiasi su žeme ir vandeniu. Taip pat negali būti naudojamas avilių, maisto, gėrimų ir pašarų tarai naudoti. Atsižvelgiant į šią informaciją yra
nerekomenduojama visiškai atsisakyti impregnanto, nes jisai yra svarbus būtent šioje veikloje ir prailgina pačios medienos gyvavimo ciklą, kas iš esmės jau ir kaip ir praeitoje skaidrėje minėjau yra svarbu. Tačiau galima šį impregnantą pakeisti labiau tinkantį, tai yra vandens pagrindo impregnantų, kurių šiuo metu yra rinkoje. Ir čia yra pasiūlomas Voka vandens pagrindo impregnantas, kuris atlieka lygiai tą pačią funkciją ir gali būti labiau tinkamas būtent liestis su maistu. Nors, kaip ir minėjau anksčiau, veikla po daržininkystės, tai yra derliaus pakavimas, tiekimas ir transportavimas į namų ūkius, tiesiogiai kaip ir nebuvo įtrauktas į įvertinimą, tačiau reikėtų pakalbėti atskirai ir pamodeliuoti naudą aplinkai būtent dėl šio etapo, nes kaip apklausos rezultatai parodė, kad bendruomenės nariai į Šilainių sodus dažniausiai vyksta pėstute, o derliaus parsinešimui naudoja daugkartines pakuotes, todėl atsižvelgiant į šią informaciją ir buvo skaičiuojama, kad poveikis aplinkai dėl derliaus pakavimo ir transportavimo yra nulinis. Tačiau jei pabandytume įvertinti, kokį poveikį sudaro tradicinis pakavimas ir tiekimas, ir jei prie apskaičiuotų Šilainių sodų veiklos poveikio klimato kaitai pridėtume standartinės maisto tiekimo sistemos poveikį, gautume, kad klimato kaita galimai padidėtų, poveikis klimato kaitai galimai padidėtų iki 4 kartų. Ir tai rodo, kad artimas atstumas iki vartotojo ir daugkartinis pakuočių naudojimas iš tiesų yra miesto daržininkystės privalumas ir daugeliu atveju sumažinantis pristatymo poveikį iki keleto kartų. Taip pat svarbu būtų paminėti anglies dioksido ir kaupimo saugojimo potencialo svarbą būtent vertintai veiklai. Yra sutariama, kad miesto žalieji plotai, viena iš jų teikiama paslaugų yra anglies dioksido kaupimo ir saugojimo. Ir didelio anglies dioksido kaupimo ir saugojimo potencialu pasižymi ne tik medžiai, bet ir šienaujamos pievos, dirvožemis bei mokslininkų yra daug tyrinėjama bioanglis, taip pat bioanglies įterpimas į dirvožemį yra nustatyta, kad padidina anglies dioksido kaupimo ir saugojimo potencialą. Ir jeigu vertinant būtent pakeltų lysvių šienaujamos bendros erdvės plotą, kuris yra 250 kvadratinių metrų, tai preliminariais paskaičiavimais galima tikėtis, kad pievos sugeria apie 115 kg CO2 per metus. Na, o jeigu išsiplenčiant į didesnes Šilainių sodų ir Kauno 9 forto žaliųjų plotų ribas, kur yra deklaruojama, kad šienaujamos pievos sudaro apie 30 000 kvadratinių metrų, tai preliminariai paskaičiuota CO2 sankaupa galėtų sudaryti apie 14 tonų per metus. Taip pat mokslininkai teigia, kad
Anglies dioksidas kaupiamas ne tik virš žemės esančių augalų, pievų, žolių, tačiau ir pats dirvožemis pasižymi didelio anglies dioksido kaupimo pajėgumu ir potencialu. Ir vadovaujantis Helsinkio studijos metodikos skaičiavimais, Kauno tvirtovės parko 8 forto teritorijos dirvožemyje tikėtina irgi galėtų sukaupta būti dideli kiekiai CO2 emisijų. Tai preliminariais paskaičiavimais tiesiog dirvožemyje, kur nėra ar mažiau augalų, tai gali siekti apie 2000 tonų CO2, o augalais apaugusiame dirvožemyje apie 3000 tonų CO2. Taigi, apibendrinant visus rezultatus, Šilainių sodų edukacinių pakeltų lysvių erdvėje vykdomos veiklos poveikis klimato kaitai yra 0,07 kg CO2 ekvivalento kilogramui derliaus, o vertinant visą 2023 metais išaugintą derliaus kiekį 263 kg, ši veikla sukelia 18 kg CO2 ekvivalento emisijų. Iš šio poveikio didžiausias poveikis susijęs su substrato naudojimu, plėvelės naudojimu, medienos ir konservanto naudojimu bei granuliuoto vištų mėšlo poveikio. Dėl vietoje susidariusio ir naudojimo komposto skaičiuojamas didelis išvengtas poveikis, tai minus 54 procentai, kuris sąlyginai kompensuoja didelį atvežtinio substrato gamybos poveikį. Ir išvengtas poveikis dėl kartono yra minus 8 procentai. Skaičiuojant išvengtą šiltnamio efektą sukeliančių emisijų kiekį per 2023 metus, tai galima sakyti, kad dėl šios veiklos buvo išvengta apie 30 kg CO2 ekvivalento CO2 emisijų dėl biologinių atliekų kompostavimo ir antrinio kartono naudojimo ir 61 kg CO2 ekvivalento dėl išvengto pakuotės naudojimo transportavimo ir mažmeninės prekybos. Ši veikla ir erdvė turi aukštą kaupimo ir saugojimo potencialą. Preliminariais skaičiavimais 250 m2 šienaujamos pakeltų lysvių erdvėje tikėtinas CO2 kaupimo potencialas yra apie 115 kg CO2 per metus. Dar nebuvo minimas ir vandens ir laistymo poveikis dėl tos priežasties, kad tas poveikis yra nulinis, bet jeigu skaičiuojant vėlgi išvengtą poveikį, dėl to, kad nereikėjo mums naudoti miesto atvežamo vandens, tai skaičiuojama, kad mes sutaupėme 4 kubinius metrus vandens, kuris galėjo būti atvežtas iš miesto vandentiekio gręžinių. Ir šią veiklą išvengta 24 kg kartono atliekų ir komunalinių organinės kilmės atliekų. Na ir įvertinus šį tyrimą, veiklas, rezultatus, norėtųsi pasakyti tokią bendrą išvadą, kad taip, tokio pobūdžio veiklose, ūkinėje veikloje, kurioje nėra vykdoma komercinė ūkinė veikla, tai yra namų, mokyklų, sodai,
bendruomeniniai ūkiai, kurių tikslas paprastai nėra vien tik konkuruoti su įprastiniu žemės ūkiu ir ten aprūpinti pilnai maistu. Tai poveikis aplinkai tokių sistemų ir klimato kaitai sąlyginai yra tikrai nedidelis ir mažiausias lyginant su kitokių sistemų miesto ūkiais, o tuo labiau su tradiciniais ūkiais. Ir šioje vietoje įdomu buvo tikrai vertinti poveikį aplinkai iš būvio ciklo perspektyvos ir tarsi adaptuoti tą būvio ciklo vertinimo metodiką tokio pobūdžio veiklai. Tačiau pagrindinis tikriausiai poveikis šiuo atžvilgiu yra teigiamas ir jis atsiskleidžia per teikiamas socialinės ir ekosistemų paslaugas bendrai bendruomenių gerovės kūrimui.